Laidą remia bendrovė Minkštų baldų idėja namams, biurams, viešbučiams ar restoranams. mbi.lt. Laidoje Svajonių ūkis dar vienas verslas – sėmenų aliejaus gamyba ir senovinis sėmenų spaudimo būdas. Ir apie tai, kodėl jaunieji ūkininkai ėmėsi auginti Lietuvoje naują galvijų veislę – Keniną. Svajonių ūkio laidoje vykstame į Utenos rajoną, kur susitinkame su ūkininku ir informacinių technologijų specialistu Ramūnu Katinu, kuris prieš 10 metų įkūrė savo ūkį. Čia jis augina avietes, kopūstus, bulves, moliūgus, tačiau čia atvykome ne dėl to. Laidoje papasakosime apie dar vieną verslą – tai linų sėmenų aliejaus gamybos verslas. Šis produktas žinomas Lietuvoje nuo seno ir vertinamas kaip sveikatos gerinimo priemonė, kaip maisto papildas, kurį vertino mūsų seneliai ir proseneliai. Ramūnas su šeima aliejų spaudžia naudodami senovinį spaudimo būdą – hidraulinį presą, o jų produkcija turi tautinio paveldo sertifikatą. Kas tai yra geras linų sėmenų aliejus, kokia jo nauda, ko reikia norint įkurti aliejaus spaudimo ūkį, papasakos ūkininkas Ramūnas Katinas. Jis sako, kad pradėti šį amatą parodė pats gyvenimas. Sakykit, Ramūnai, kaip nutiko, kad jūsų šeima ėmėsi sėmenų aliejaus gamybos? Kokia ta buvo istorija? Tas verslas prasidėjo gal nelabai linksmai. Iš tikrųjų, mūsų vienas artimas žmogus šeimos susirgo vėžio ir jisai pradėjo gydytis būtent sėmenų aliejum. Ten buvo iš tikrųjų sudėtinga situacija, buvo metastazės, jau daktarai operavo, žadėjo mėnesį, gal 2. Išgyventi tik tai tiek laiko? Jo, nebesidarė ten jokių chemoterapijų panašiai. Ir pasiskaitėm, kad šitas dalykas padeda, tai tiesiog jisai pradėjo vartoti, ten yra su varške tokia dieta. Nežinau, ar tai padėjo, ar įsitikinimas, ar aliejus, čia nieks to negali pasakyti, bet žmogus išgyveno beveik 2 metus ir jautėsi, visiškai sveikas. Taip prasidėjo ta visa mūsų veikla, nes iš pradžių pirkdavom irgi iš ūkininko tą aliejų, paskui pagalvojom, nes pradėjom patys gert, paskui žiūrim, gal rimtai geras daiktas. Kas pirmiausia, tai yra man energija, nes kaip iš tikrųjų, kas čia yra polinesotieji riebalai. Pagrindas yra omega-3. Iki 60% šito viso tūrio sudaro omega-3 riebalų rūgštys, kurių organizmas pats nesigamina. Gauna tik tai su maisto. Plius čia yra 2 daugiau negu žuvų. Jeigu žuvų taukose yra apie 26 procentai omega-3, tai čia yra iki 60%. Aš rytais irgi beveik visada po šaukštą aliejaus išgeriu, mano žmona visada mato, ar aš geriau rytais aliejų ar ne. Sako, tu šiandien jau geriai aliejaus. Nes kažkaip tai aš daug labiau jaučiuosi energingas išgeręs. Gal tai yra iš tikrųjų teisybė, kadangi tos polinesočiosios rūgštys degina blogosius riebalus, verčia energiją. Tai gal tai yra ir teisybė iš tikrųjų. Taip, kad žmona pastebi, kad aš labai energingas būnu, kai išgeriu. Tai sakykit, kaip vystėsi tas jūsų verslas? Nuo ko jūs pradėjote? Sunkiausia, ko gero, buvo pradžia, kai sužinojom, kad vis tik ne taip paprastai yra pradėta aliejaus gamyba. Atrodo, kas čia yra, užsiauginai tų linų, nusikūliai, pasiėmė kažkokį presiuką, nusipirkai, spaudė, pilstai į buteliukus ir pardavinėjai. Iš tikrųjų, pasirodo, nevelnio, tai yra gana sudėtinga galybės reikalavimų, tarkim, žemės, tai, kaip ir yra žemės ūkio veikla, bet, sakykime, jeigu turi mėsos perdirbėjai ar pieno kažkokias tai gamybos dar lengvatas, tai aliejaus tokių kaip ir nėra. Šiuo metu Ramūnas su šeima vis daugiau laiko praleidžia senelių sodyboje, kur planuoja statyti naują priestatą, kuriame bus sumontuotos hidraulinio spaudimo staklės. Tačiau veiklos pradžioje, norėdami atitikti griežtus reikalavimus, šeima įsikūrė nedidelėme kabinete, kur sraigtiniu presu išspaudė pirmuosius šalto spaudimo linų sėmenų aliejaus litrus. Temperatūra 32, 33 maždaug laipsniai. Labai svarbu yra temperatūra. Šalto spaudimo aliejus maksimum 40 laipsnių temperatūra. Jeigu temperatūra yra aukštesnė, jisai praktiškai genda spaudimo metu jau.
Ko jisai labiausiai bijo? Deguonis, temperatūra, šviesa. Kas gaunasi čia? Gaunasi, tos eina dramzlytės, jos yra visiškai nieko tokio, ta prasme galima gerti jau tokį aliejų su dramzlėm, bet iš tikrųjų, kas yra daroma, jisai yra paliekamas parai nusistovėti, mes jo nefiltruojam, tiesiog per parą laiko nusistojo tos dramzlytės ir supilstam tada jau į butelius. Čia yra elektrinis presas, čia yra tiesiog sukasi, mėsmalės principas. Viduje sukasi sraigtas, čia yra toksai konusiukas, traiškomi tie sėmenys, šitoj vietoje susispaudžia jie ir dėl to spaudimo išgaunamas aliejus. Paprastai pasakius, tai mėsmalė. Tokiu principu spaudžia beveik visi Lietuvoje. O jau hidrauliniai presai jau yra ten truputį kitaip. Tai kitas dalykas, čia yra toksai geras dalykas, kas yra lieka. Čia yra geras pašaras gyvuliam. Čia yra grynas baltyminis maistas. Šeria karves, arklius labai žvilga, paskui arkliai tai labai ypač žvilga kailis, paukščių šeria. Vis gilindami žinias apie linų sėmenų aliejų, katinai susipažino su Kauno technologijos universiteto maisto mokslo ir technologijos katedros ilgametė darbuotoja docentė daktarė Dainora Gruzdienė. Jos patariami katinai susižavėjo hidraulinio preso spaudimo teikiama nauda ir nusprendė tokį įsirengti patys. Kelkimės vėl į katinų senelių sodybą, kur apžiūrėsime hidraulinį presą, kurį susikonstravo pats Ramūnas Katinas su šeimos ir draugų pagalba. Po ilgų pasitarimų ir konsultacijų su minėta ponia Gruzdienė, kad turi būti spaudimo būdas hidraulinis, nutarėm pasidaryti tokį daiktą, susikonstruoti presą, išsibandėm, dabar aš jį vežiojuosi po mugės, demonstruoju gyvai. Tai statomės dabar priestatą ir stovės keli tokie presiukai, aišku, bus nebe rankytėm, čia viskas elektra, pilna automatika. Nebereiks ten nieką saugot, tik tai, kad užkrautos ėmenės ir išpilt paskui. O čia yra toksai kaip demo variantas daugiau. Pats presas, tai čia nėra nieko stebuklingo. Va čia yra didžiausias stebuklas yra čia. Čia yra medinė bačkutė ir gaunasi taip, kad tas aliejus spaudžiasi medį, nieks nekaitinama, nieks neamalama, spaudžiasi medį be jokio sąlyčio su metalu. Bačkutė yra toks stebuklas, kadangi linų sėmenys spaudžiasi labai sudėtingai. Jie matysim, prie 25 tonų tik tai slėgia, tik tai pradeda bėgti tas aliejus. Ir ta bačkutė stebuklinga tuo, kad jinai turi atlaikyti, medinė bačkutė turi atlaikyti tokį slėgį. Jinai atlaiko iki 40 tonų laisvai. Čia iš tikrųjų ganėtinai ilgai reikia papampuoti sėmenis. 5 tonas, tai pavyzdžiui, saulėgrąžos jau jos bėgtų arba graikiniai riešutai. Turėtų jisai pasirodyti. Turim 30 tonų slėgį dabar. Ramūnas Katinas sako, kad suspaustas 1 kg linų sėmenų duoda maždaug 200 ml aliejaus. Ūkininkas sako, kad šiuo presu galima spausti praktiškai bet ką. Saulėgrąžas, moliūgų sėklas, graikinius riešutus, kanapes, rapsą, taip pat ir minėtus linų sėmenis. Dar daugiau sėmenų aliejaus panaudojimo galimybių ir patarimai, kaip atskirti kokybišką aliejų. Matysite jau po reklamos. Likite su TV3 televizija ir laida Svajonių ūkis. Laidą remia bendrovė Minkštų baldų idėja namams, biurams, viešbučiams ar restoranams. mbi.lt. Laidą remia bendrovė Minkštų baldų idėja namams, biurams, viešbučiams ar restoranams. mbi.lt. Laidoje Svajonių ūkis lankomės pas Ramūną ir Astą Katinus, įkūrusius katinų ūkį Utenos rajone. Neseniai pradėję linų sėmenų spaudimo verslą, šiuo metu ūkininkai yra pasėję apie 15 hektarų linų, kurių didžiąją dalį užaugina kiti ūkininkai. Katinai, matydami veiklos perspektyvą, organizuoja plėtrą ir statosi priestatą, kuriame bus įrengta daugiau hidraulinių presų, išspaudžiančių tyresnį ir skanesnį aliejų.
Aliejaus spaudimu užsiima nemažai ūkių. Tačiau kaip suprasti, kada linų sėmenų aliejus yra kokybiškas? Ramūnas Katinas sako, kad tinkamai išspaustas aliejus neturi būti kartus. Kaip atskirti gerą, teisingą linų sėmenų aliejų? Kiekvieno aliejaus skonis skiriasi ir jeigu jis įspaustas mūsų tuo senoviniu priesu, tam medį, jo skonis yra ypatingas, jis yra labai švelnus aliejus. Daug kas nemėgsta to sėmenų aliejaus, sako, ten žuvim kažkokiu smirda, dar ten kažkas, tai iš tikrųjų jis yra labai švelnus. Man netgi keista būdavo, mes kaip važinėjom po mugės dažnai, netgi keista, ragauja žmonės, mes visada duodam ragauti, ragauja ir stebėsi, o, ne kartus, sako. Sakau, kaip jisai gali būti kartus? Nu, tai sako, aš neragavau nekartaus aliejaus, jis visada būna kartus. Ne, vis tik aliejus negali būti kartus. Gali jisai turėti tam tikrą tą prieskonį vos juntamą, bet ten yra nuo tam tikrų sėmenų veislių, bet jokių būdų netikro to kartumo. Nuo ko tas kartumas susidaro? Kas tai yra, gamybos klaidos? Taip, yra gamybos klaidos ir yra per ilgai kažkur prastovėjęs. Gamybos klaidos tai yra kokios? Yra per aukštoj temperatūroje spaudžiamas. Jeigu jisai spaudžiamas 60 ir ten dar aukštesniai temperatūroje ir, sakykime, ar sėmenys patys kaitinami ir jie spaudžiami. Aš pati susidūriau, kad iš spaudyklos išsinešė aliejus yra karštas. Jisai šiltas, taip, jisai, bet sakykime, ką mes spaudžiam čia tuo hidrauliniu senoviniu būdu. Temperatūros mūsų, ar ne apie 40 laipsnių. Taip, ką spaudžiam čia senoviniu tuo būdu, tai jisai, visai šalda, jisai, kambario temperatūros. O jeigu sraigtinis presas, tai taip, reikia labai stipriai žiūrėti tą temperatūrą iki 40 laipsnių, jokių būdų nedaugiau, kadangi kuo aukštesnė temperatūra, tuo jis greičiau genda. Aliejaus laikymas tik tai šaldytuve iki 1,5 mėnesio. Vėlgi tas laikotarpis aliejaus, pakol jisai sugenda, priklauso nuo to, kokioje temperatūroje jisai spaustas. Jeigu jisai spaustas 30 laipsnių temperatūrai, jisai stovės 1,5 mėnesio nesugės. Jeigu jisai bus spaustas 60 laipsnių temperatūrai, gal jisai tuo momentu nebus kartus, bet jisai sugės ten po kokių 3-4 dienų ar savaitės, net ir stovėdama šaldytuve. Tai kas yra, kodėl yra svarbu tą spaudimo temperatūrą. Buteliukai. Tik tai tamsaus stiklo ir būtent stiklo buteliukai. Jau nuo seno žinoma, kad linų sėmenų aliejuje yra daugiau omega-3 riebalų rūgščių nei žuvų taukuose ir kad aliejus mažina cholesterolio kiekį kraujyje. Tačiau taip pat jis yra naudojamas kaip profilaktika nuo sąnarių susirgimų, gerina protinį darbą, ramina nervines ląsteles, saugo jas nuo per didelės įtampos, taip pat sustiprina plaukus, nagus, odą. Iš savo patirties pasakoja Ramūno žmona Asta Katinienė. Sėmenų aliejus sudomino pirmiausia todėl, kad sudomino vyrą be abejo, jisai be galo susidomėjo ir supratau, kad tai yra tikrai didžiulis energijos šaltinis, nes netgi kosmetikos kaip priemonę galima naudoti. Taip, kadangi tenka, sakysiu, paprastai plauti likusią tarą nuo aliejaus, ar ne, ir įrengimus, tai mano oda visuomet yra švelni, nenaudoju jokių kremų daugiau. Labai daug žmonių pereina prie tų natūralių produktų kosmetikoje, odos ir plaukų priežiūroje. Žinau nemažai, kad naudoja tiesiog taip, kirpėjos perka aliejų pas mus šviežią ir naudoja kaukiam plaukam, tai yra tą, ką mūsų draugai naudoja. Tikrai sakė, efektyvu patikrinta, tepa plaukus, laiko 2 valandas, išplauna ir jie tampa švelnesni, be abejo geriau auga ir elastingesni. Aš problemą su plaukais neturiu, tai tiesiog nebandau ir netepu. Bet kadangi mes geriam tą aliejų po šaukštą arba 2, vyras netgi daugiau kasdien, tai aš manau, kad mes iš vidaus jau labai sveiki. O dabar keli mėgstamiausi Astos ir Ramūno receptai, kur galima panaudoti linų sėmenų aliejų arba jų išspaudas. Kadangi lieka išspaudas, tai jas sumaišiu su miusliais, su pienių sirupu, kurį pasigaminam be abejo iš pienių čia kaime. Kaip gaminat, gal galite pasakyti? Pienių sirupą, tai prirenki žiedelių geltonų, kad neliktų žalios masės. Juos užpili verdančių vandeniu, palaikai per naktį. Bet jų reikia daug. Tai gali padėti, aišku, šeimos nariai. Reikia palaikyti tą masę per naktį užpilus vandeniu, tuomet nukošti, išspausti ir tą jau negražią tokią geltoną masę įpilti cukraus maždaug per pusę.
ir pavirti, nemažai apie 40 minučių ir tuomet jau gaunasi skaidrus, gražus pienių sirupas. Netgi pienių medum vadina jį. Ir sako, labai sveika, tai vietoj paprasto cukraus dedam pienių sirupą, muslių išspaudų maždaug per pusę. Viską išmaišome gerai ir dar reikia nepamiršti dėti sviesto apie 200 gramų. Geriausia kaimiška. Kaimiška. Ir pašauti, į kokią formą turit, šį kartą man tokia pavyka. Tai aš manau apie pusvalandį gal. 20-25 minučių. Matosi tiesiog iškyla ir tuomet atšaldžius jau galima valgyti. Tikrai labai skanu. Šitokia yra sveika vitaminų ir energijos bomba, kaip aš sakau, pusryčiam. Su arbatyte labai liuks. Man tai raugintas kopūstėlis su sėmenų aliejum, tai yra toks super daiktas ir su lašinuku. Tai aš iš tikrųjų tai į kopūstus dar prisipjaustau svoguniuką. Smulkiai, bet nemažai aš prisivanoju. Čia tas mūsų dabar išspaustas aliejus, jisai baigia nuskaidrėti ir gaunasi skaidrus. Labai graži spalva. Ir čia jau užpilam pagal skonį. Aš tai jo nemažai naudoju. Išmaišam ir su kaimišku lašinuku yra super. Toliau norime papasakoti apie naują mėsinių galvijų veislę Keną arba kitaip Kenyną. Žinomo Telšių rajono ūkininko pieno gamybos ūkio savininko Jono Živatkausko sūnus ir dukra Mantas ir Greta nusprendė dalyvauti tarptautinių studentų mainų programoje ir išvykti į Italiją. Lietuvon sugrįžo ne vieni, o su 21 Lietuvoje dar mažai matytų ir girdėtų itališkų galvijų. Šis sumanymas juos paskatino likti tėvų ūkyje ir ieškoti naujų plėtros galimybių. Aš buvau Italijoje, Perudžioje pusmetį, kaip ir kiekvienas studentas tikriausiai studentavom. O Mantas šiek tiek daugiau patirties turėjo. Aš pusę metų buvau Vokietijoje per bakalaurą ir paskui magistrę jau norėjos kažkur dar toliau. Tai taip pat į Italiją kaip sesė tik į Palermą. Tai iš tikrųjų patiko, padarė didelį įspūdį ir pasisėmėm didelės patirties, tarp kitko. Ir sesė labai padėjo gyvulius įsivežti, nes grina iš šios regiono per jos pažįstamus suradom tos gyvulius, iš kur parsivežti. Šiaip gan sudėtingai yra parsivežti Keno veislės gyvulius, bet pavyko, taip sutapo viskas. O kaip atsitiko, kad jūs tais gyvuliukais susidomėjo, būtent šitais? Visa mūsų ūkio infrastruktūra palanki buvo šiai veislė, nereikia jų ganyti kažkur. O taip gavos, kad buvo toks nenaudojams pastats, tėtis labai čia užsiėmė su tom statybom ir pasistatėm tokiam pašiūrę ir gavos, kad jie puikiai augo uždarose patalpose, dar padarysim čia į lauką jiem išėjimą ir jie puikiai gyvena tokiom sąlygom. Jiem būtinai turėtų būti kažkokia pastogė ar ferma, nes jie negali ir paprastai laukuos gyventi, jiem būtinai turi turėti namus. Čia greičiausiai nuo to, kad jie ir buvo naminiai gyvuliai darbui naudojami. Ir tvoros turėtų būti aukštesnės, nes jie ganėtinai šoklus ir gali peršokti. Ir šiaip jų charakteris toks, jie elgias tokie kaip laukiniai šiek tiek, bet tik telyčios, o buliai jie ramus ir galėjosi jos nestumdyti. Telšių rajono jaunieji ūkininkai Živatkauskai sako, kad ši veislė Italijoje yra labai populiari, rinkoje turi aukštą kainą, todėl gimė mintis parsigabenti gyvulius ir į Lietuvą. Iš pradžių planuojama užsiimti veislės dauginimu. Tiesa, kai kas gali manyti, kad lietuviškos žiemos prie pietietiško oro pripratusiems gyvuliukams gali būti per atšiaurios, tačiau pasirodo, kad jie puikiai gali augti ir Lietuvoje, tai reikia juos laikyti viduje. Italijoje tai labai populiari. Čia viena iš populiariausių veislių Italijoje, nes jie yra ir atsparus karščiui. Tarp kitko atsparus ir šalčiui. Jie puikiai gyvena Lietuvoje, jokių problemų nebuvo nei su ligom, nei kažkas. O pati mėsa tai Italijoje jį brangesnė, kur kas brangesnė, pavyzdžiui. Brangiausia, kokybiškiausia. Patys tie burgeriai jau vadinami eurų brangesnė, jeigu su jų mėsa. Tai manau, čia perspektyvi veislė. Tik Lietuvoje dar kažkaip labai baugiai žiūri į ją, nes kaip Italijoje augo čia, gal per šalta, gal ką, bet jų yra pilna ir Vokietijoje, Austrijoje, visur. Jie yra vieni iš didžiausių. Bulius kažkur užaugo tokio ūgio ties manim ir
ir jie gan ramus. Telyčios kol kas dar jos tokios nejaukios, bet jos kaip augs, jau bus didelės, jos jaus tą saugumo jausmą, tai visai ramus. Mes patys važiavom ir ieškojom tų gyvulių ir vaikščiojom po tos ūkius, tai gali pasimti ir vedžioti tos bulius. Jie atrodo įspūdinga iš tikrųjų, kad toks didžiulis. Jie suaugę sveria apie 1,5 tonos, tai yra ir ką pažiūrėti. Tiesa, parsivežti juos į Lietuvą buvo sudėtinga. Jaunieji ūkininkai pasakoja, kad italai nenoriai kenus parduoda užsieniečiams. Galiausiai 27 gyvulius pavyko surinkti iš 4 skirtingų didelių ūkių, bet ir tai parsivežė tik 21, nes vienas ūkininkas italas apsigalvojo ir 6 nusprendė parduoti savo pusbroliui. Tačiau tokie sunkumai nublanksta prieš galvijų panaudojimo universalumą ir mėsos skonį, sako Mantas. Italijoje bendrai jie labai laikosi stipraus to regionų skirtumo, nes Italijoje pagrindė jie auga tik tais Toskanoj ir daugiau tenais, jeigu kitoje vietoje tu netgi tos mėsos nelabai rasi nusipirkti, jeigu norėsi. Italai anksčiau tai labai laikė uždarai gan ir nenorėjau pardavinėti, tai mes čia. Nes visi ir Lietuvoje, man atrodo, bijo dėl to, kad čia sunku įsigyti. Gali naudoti visą mėsą. Italai netgi turi savo specialias laidas ir moko žmonės, kaip tą visą gyvulį panaudoti, neišmes nieko. Ir mėsą, tarkim, iš pačių kiečiausių jau gyvulio vietų, jin puikiai tinka ir steikam ir visai minkšta. Patiems teko valgyti šitos? Teko ir ne kartą. Papasakokit, kuo jis skiriasi. Na, iš tikrųjų, sultinga, skoninės savybės tikrai pateisina visą vargą. Apsisprendimą auginti kienyną veislės galvijus nulėmė ir tai, kad jie gana greitai auga. Tiesa, tam reikia turėti ir kokybiškus pašarus, sako Mantas Živatkauskas. Buliukai jau skerdimui kažkur apie 16 mėnesių gali išvažiuoti. Čia būtų ekonomiškiausia. O pačios telyčios tai augios šiek tiek ilgiau bręstų, kažkur nuo 16-18 mėnesių tik galėtų sėklintis. Ir pats intensyvumas visą esmę pašarė, geram pašarė. Kadangi pas mūsų pieno ūkis irgi labai produktyvus, tai visi, kaip sakant, papildai nieko ypatingo nesiskiria. Realiai viską sumaišom vos ne iš tų pačių karvių pašarų, tai tikrai galim padaryti gerą kokybišką pašarą. Mantas pasakoja, kad 16 mėnesių buliukas skerdimui gali kainuoti iki 2000 eurų, o veisliai iki 3500 eurų. Parsivežę ir prisijaukinę gyvulius, jaunieji ūkininkai planuoja keno veislę dauginti, plėsti jų populiaciją Lietuvoje, o ateityje galbūt ir pasiūlys paskanauti šių galvijų mėsos. Kol kas tai bandysim veislę platinti. O paskui žiūrėsim, gal ir mėsą pradėsim ar eksportuoti, ar čia Lietuvoje restoranai norės. Bandysim kažkaip suktis. Vis tiek situacija tokia, kad nestatysim kažkokio tai pieno perdirbimo ar dar kažko. Struktūra ūkio labai gera kažkokiam plėtimuisi ir mes jau turėjom gerą pienininkystę. Turim kažkokį tai mišrų veislių mėsininkystės, tai reikėjo kažkokio tikslingo veislės platinimo. Tai ir gavos, kad išsirinkom tokius įdomesnis gyvulius. Dėkojame mūsų laidos rėmėjams, baldų gamintojams Minkštų baldų idėja mbi.lt. Laidą remia bendrovė Minkštų baldų idėja namams, biurams, viešbučiams ar restoranams mbi.lt.